Vieviai iki Semeliškius. Super keliukas plentininkam. Sveiki atvykę į Gravelono naujojo sezono atidarimą. Time trial arba kitaip vadinamos atskiros starto varžybos. Ką laužai? Radau izoliacijas. Ką kliuoji? Ai, čia, kad minas tik daužysis. Bet tai neklėjai rėmą, ne? Ne. Sauginį. Pagaliau su apranga. 2, 1, startas. Kas 30 sekundžių paleidžiami dalyviai. Na ir aš startuoju 4 minutės po 11, tai vadinasi, kad nebus labai daug varžovų priekį. 5, 4, 3, 2, 1, startas. Čiau. Šiaip saulėta, neblogas oras, plus 10 laipsnių, tačiau labai daug vėjo šiandien. Vėl Živiliai didelis ačiū, jin šiandien varžybų fotografė. Nenuvažiavome dar net kilometro nuo starto ir jau priartėjom prie pirmosios tokios rimtesnės įkalnės. Gan smėlinga ši įkalnė ir, tikrai nelengva. Bendras varžybų sukilimas virš 600 metrų, tai tikrai gan rimta trasa. Šiandien minu 40 km. Ir varžausi V30 grupėje. Gan nemažai konkurencingų, tikrai rimtų varžovų susirinko į Graveloną šiandien. Ne tik turėjom įkalnių šiandien trasoje, bet ir puikių ilgų tokių nuokalnių, kas šią trasą padarė realiai dar smagesnį. Jau realiai po pirmosios įkalnės pavyko pamatyti varžovą priekyje su raudona striuke, tai jis visą laiką buvo tarsi motyvacija man bandyti pagauti, priartėti prie jo. Posakė blogai, blemba. Na taip, trasos čia nesu niekada važiavęs, nebandžiau jos prieš tai į posūkius teko atsargiau važiuoti. Tikriausiai ten ir buvo prarasta daugiausia laiko. Čia dalyvis lyg ir kažką pametė, apsisuko, grįžo. Nelabai spėjau pamatyti, kokį daiktą jis pametė. Na ir va, kalniuko viršuje matau net kelis varžovus, kuriuos ir bandau dabar pasivyti ir aplenkti. Gražiausias rėmas rinkoj. Na čia pagirimo šūksniai varžovui. Tiktų visai tas rėmas prie mūsų komandos spalvinės gamos.
Čia jaučiu, kad irgi stipriai pavyksta artėti prie varžovo priekyje. Tik šita atkarpa tokia sudėtinga, bet štai įkalnė, per kurią ir bandau truputį prisivyti. Šioje atkarpoje, pamenu, galvojau, kad visai gerai būtų ir MTB dviratis. Blemba, per karštai apsirengiau. Na, starte buvo toks stiprus vėjas, kad nesinorėjo plonesnių rūbų, bet štai eigoje tai jau tikrai mielai būčiau atsisakęs vieno sluoksnio. Vato vidurkis šiandien buvo 308, o NP vidurkis, matot, buvo kiek didesnis. Štai 12 km, minu, atrodo jėgų pilna, visai neblogai jaučiuosi. Ir kaip prostovinti Blitz komandos atstovas tiesiog pralekė. Gaunu šaltą dušą. Čia motyvacijos traukinys prasideda. Na, šis lenkimas tarsi užkuria papildomą motoriuką širdyje ir supranti, kad reikia biškį daugiau paspausti. Vidurkis greičio šiandien buvo 28,8 mano, bet tikrai buvo daug varžovų, kurie ir virš 30 turėjo ir net daugiau. Priekyje manęs Tadas Povilas Marcinkevičius, dar žinomas kaip Dzūkas Mina. Jis taip pat turi YouTube kanalą, tai pasekite jį, pažiūrėkite jo onboardus. Nu, už Dzūkiją, davai. Wow, vos nesibaigė TT. Smėlinga labai nuokalnė, čia įtraukė tą dviratį į kraštą, vos tikrai neįsirėžiau į rastą, galėjo baigtis labai labai liūdnai. Atsiranda dar vienas jėgų antplūdis, bandau vytis vėl varžovą priekyje. Nežinodamas trasos, čia tikrai nesitikėjau tokios stačios įkalnės ir jinai labai ilga buvo, tai truputį išmušė iš ritmo. Vėl matau varžovą priekyje su raudona striuke, tai štai vis dar bandau jį pagauti. Trasos nežinau, tai ant posūkių biškį atsargesnis.
Štai prasileidžiu dar nuo vieno varžovo, labai greitas čia dalyvis pasirodė. Na, čia sutinkam žygeivių gvardiją. Ačiū už palaikymo šūksnius, tikrai pagelbėja. Varžovas pasirodo, kad lyg ir per daug pristabdė šitoj nuokalniai, tai gal ir būtų pavykę jau jį apsilenkti, bet štai jis į kalnį gan puikiai važiuoja ir net tolsta. Privažiuojam prie CX atkarpos. Na. Hola. Geriau bordai? Ką? Smagus ant bordai? Ačiū. Ačiū už palaikymą. Na, čia keičiuosi gertuvės ir sugebu vieną pamest, bet tikrai nestoju, nes matau, kad lyg ir galiu pasilaikyti su varžovu priekyje, tai tenka vieną gertuvę paaukoti gravel dievams. Čia, jeigu nesumaišysiu, tai vienintelė trumpa asfaltinė atkarpa per visą trasą. Štai beveik visai priartėju prie varžovo su raudona apranga. Mano motivacija. Linkėjimai šitam dalyviui, jeigu žiūri, tai 25 km bandžiau jį vytis, na ir štai pagaliau pavyko. Kažkaip nugara gerai jaučiasi jau. Atpurtė jau. Na, kameros stabilizavimas įjungtas maksimaliu režimu, tai galbūt jisai neperteikia tų duobių kiekio trasoje, bet tikrai jų buvo nemažai ir to purtimo nemažai. Ir, kai važinėjai su MTB atsisėdė ant gravelio, tas tikrai labai jaučiasi. Štai lyg ir prie dar vieno varžovo priartėjau, vis dar jėgų truputėlį yra ir viliuosi, kad pavyks atakuoti. Hop. Smėlingas toks posūkis, vos nepagaunu zuikio ir iš karto stati įkalnį. Trasos paskutiniai kilometrai buvo tikrai tokiam greitame, gražiame miške. Na ir kadenso vidurkis šiandien siekia 90. Pabaigoje kažkaip pasijutau, lyg ir prarandu tempą, nežinau, gal nuovargis. Nuo čia pasisaugo, dar priedų norėjau, per apšilimą čia Dovydas vos nenukrito. Tai tokia pasąmonėje savisauga įsijungia, na ir lieka vos mažiau nei kilometras. Paskutinė įkalnė, kažkaip nesidairiau už nugaros kelis kilometrus
Ir prie pat finišo turėsim smagų sprintą su moterų grupės lyderė Skaistė. Ačiū už motivaciją. Gaudžiau. Aš taip pasipučiau ant galo, paskui jaučiu negerai, kažkas bus. Mačiau, nes gaudėm, nepagavom ir ant galo pagavom. Oi, geras. Dovydas šovė kol kas 3. vietą savo grupiai, tai laukiam visų dalyvių. Žiūrėsim, gal ir podiumas. Šaunuolis jisai. Dovydas tikrai šaunuolis, šiandien bronza V19 grupėje. Pirmas laimėjas Vladas Jurkevičius Kolibri Cycling. Trečia vieta Marius Kubilius Drops Cycling Team. Antra vieta Deimantas Šyvis Utena Cycling. Ir pirmas šitoj grupėje, kaip ir bendroji įskaita, Vladas Jurkevičius Kolibri Cycling. Grupė ir čia 3. vietos laimėtojas yra Dovydas Petravičius, Velniai LT iš Panevėžio. Antras Tomas Kranauskas Dream Team. Dideli sveikinimai ir Tomui, šaunuolis, jis atveža sidabrą. 2 panevėžiečiai štai ant podiumo. Ir greičiausias V19 grupėje Dovydas Virkutis, komandos Dvasia Ultra Bike. Ačiū visiems žiūrėjusiems, prenumeruojantiems kanalą, linkėjimai visiems dalyviams ir laimėtojams. Na ir mes susimatysime, manau, neužilgo kitose startuose. Iki greito.